čia pavyksta šiauliečiams iškoti kamuolį, o na, rungtynių teisėjas baudžia Šiaulių štabo trenerius geltona kortele dėl per didelių emocijų. Gauna korteles šie. Ir kalbos ten panašu nerimsta. Reikia būti šiauliečiams atsargiems. Nebūtų protinga gauti dar vieną geltoną kortelę. O su kamuoliu jie vis dar išlieka varžovų aikštės pusėje. Ir reikėtų pasistengti palaikyti kamuolį būtent ten. Čia Matui Daujotui išmestas kamuolys. Kajus Mikoliūnas spėja. Pirmasis prie jo. Daujotas. Smūgis kairė koja. Ir blokuoja jo smūgį. Skuba į priekį. Varžovai išmuša kamuolį kuo greičiau Semaška. Ir čia Alekna gali. Varžovai išmuša kamuolį kuo greičiau Semaška. Ir čia Alekna gali smūgiuoti, tačiau fiksuojama pražanga prie Šiaulių ekipos žaidėja. Ir Kristupas Keršys yra ten ant žaliosios vėjos. Ir viskas. Rungtynių teisėjas skelbia rungtynių pabaigą ir Šiaulių ekipa po ilgos pertraukos švenčia pergalę rezultatu 1-0.